Labas, Kęstas čia vėl, sugrįžtu, šiek tiek pasidariau savo atostogas nuo video. Tiesiog nebuvo noro prie kažkokių medienos darbų dirbti. Panašiai kaip ir praeitais metais. Visiems reikia atostogų. Spintelė. Ta pati, kur dariau. Ir reikia dabar stalčių. Turiu jau pasidaręs, atsimatavęs aukščius šitų dviejų dalių. Šita dalis eis į nugarą, o sapylio dalis eis į priekį. Per vidurį bus sapylis, iš apačios ir viršaus. Šviesus medis berods uosis, nesu tikras. Turiu kažkokio, nežinau iš tikrųjų, kas formuotis. Našus į uosį iš tikrųjų. Tai jau bus priekis vienas ir tokio pačio bus šita dalis kita. Priekis ganėtinai gražiai telpa vidun. Šiek tiek pamiršęs, kaip filmuoti reikia. Pradėjau daryti. Ir pusę to, ką dariau čia, nenufilmavau. Įpročiai dingsta. Darysiu štai tokius ne visiškai kiaurus kriaušės uodegos sujungimus, bet šiek tiek ne iki galo prieinančius. Tai kadangi šitos jau atsitaikiau, atsiobliavau šitas lentas, dabar reikia nuspręsti kiek. Manyčiau, kokie 5 mm visai gražiai atrodytų. Tai tą įlindimą ir paliksiu tik tais 5 mm. Sėdėsiu ant šito brėžto ir taip darysiu. Taigi tokie pinai bus, ganėtinai siauri, čia tarpeliai bus tarp jų. Mažiukai ganėtinai gaunasi. Gražiai atrodo, kai jie maži. Išpjausiu, šitie išsimes. Kai įpjausiu, perkelti reikės iki kitos lentos. Tai jau bus problemų biškį daugiau.
Taigi turiu vieną pusę padarytą, taip pat iškoposiu dar ir kitą pusę ir turėsim jau vieną stalčių pagamintą. Sujungimai padaryti. Dabar jeigu laikome šitaip, nugaroj šiek tiek jie išlindę dar, bet priekis lygus. Tai galiu pasižymėti dabar, kiek man čia va šitos dalies nupjauti. Žymė vienoj pusėj, žymė kitoj pusėj. Turiu neryškiai žymės. Dabar išsiardysiu ir reikės nusipjaut, nusilygint. Suleidimas jau padarytas, dabar tik reikės viršuje ant šitos dalies įpjovimą padaryti, kad jisai susilygintų su viršum. Šitą lentą dar pasitrumpins, pamažės plotis šita dalis, jis čia per aukšta. Ir lygiai taip pat padarysim kitą pusę. Surinkau visą, dabar čia yra apačia, man reikės, nežinau, turbūt tokiam atstume, kad pataikyčiau tarp dantų į tą tarpą, padaryti įleidimą šonuose
klijuosiu, jeigu turiu, statysiu čia šone štai tokią lentelę, klijuosiu, kad būtų čia vat atrama stalčiaus dugnui ir štai šičia išimsiu. Specialiai taip dariau, skaičiavau, kad tarp kregždės uodegų galėčiau išimti į leidimą. Gerai, tai kas niekados nematė, Plaupleinas, čia daiktas vadinasi. Čia yra Rekord 44 patento, angliška, labai sena. Pagrindinis dalykas, ką reikia atprasti daryti, tai bandyti ilgą perbraukimą daryti per visą gylį. Ne, noriu pradėti nuo pat tolimiausios vietos ir artėti link savęs. Labai gražus įleidimas jau yra. Dėl ko gerai, kai darai tai su dovetailais. Gali atitaikyti, kad būtų įleidime ir gali pasislėpti. Dabar jeigu tai daryčiau ir nebūtų pusiau uždengtos ir man neklijuočiau tų lentelių, man reikėtų tą patį įleidimą padaryti ir ant šito danties, tada jisai kiaurai matosi. Tada nelabai tinkamas sujungimas toksai daros. Tada reikia tą lentelę klijuoti, nes su Plaupleinu iki sustojimo negali daryti. Nes jisai pradeda iškilinėti ir nesigauna. Ačiū, kad žiūrėjote, šiandien tiek. Spausite like, subscribe, parašykite komentarą. Vaizdo įrašus jau nebedarysiu taip dažnai, kaip visą laiką būdavo, kad kas savaitę įkeliu. Dabar šiek tiek rečiau darysiu. Nebent kils kažkoks įkvėpimas ir prifilmuosiu.